Ar įmanoma, būnant vaiku, pačiam auginti vaiką? Pasirodo įmanoma. Pirma istorija apie jauną mamą Rasą. Paaukokite bent jau 2 eurus numeriu 1471. Rasa šiemet turėtų eiti į 11 klasę, tačiau mokslus jį turėjo mesti. Didžiausias jos rūpestis ir džiaugsmas šiandien 2 mėnesių mantas. Parodyk savo šypsenėlę. Parodyk šypsenėlę. Kur šypsenėlė? Apsimiegoja dar. Mikė pukotekas tavo. Geras jausmas, vis tiek turi ką mylėt, vaiką, viską. Rasa viena iš daugelio. Ji buvo jauna ir išsiilgusi artumo. Susipažinau su tokiu draugu. Tėvo pažįstamas buvo. Ir taip susibendravom ir taip gavosi, kad ir vaikas atsirado. Iš pradžių labai nustebau, nes aš pati sužinojau tik tais, kad 5 mėnesių, kad nešėsiu. Ką žinau, taip gavosi, kad nesupratau. Mama pirmutinė sužinojo, tai nieko nesakė. Tėvui, kai pasakiau, tai tėvas biškai piktokai sureagavo, bet nieko. Per vėlai jau sužinojom, kad jinai jau, tai ką jau ten pyksi. Manto tėvo šalia nėra. Jo visai nėra nei Rasos, nei sūnaus kasdienybėje. Jis juos paliko. Jisai nepripažįsta to vaiko, jam kažkaip buvo vienodai. Jisai nei rūpinosi visą neštamą, nieko net neskambino, neklausė nieko. Šioje kaimo trobelėje vieniša mama Rasa gyvena su tėvais, broliu ir seserimi. Brolis ir sesuo išeina į mokyklą, o Rasa augina sūnų. Jai tai nėra lengva. Vienišos mamos vienintelės pajamos 28 eurai per mėnesį. Valstybės skiriama pašalpa. Vaikui reikia vis tiek ir maistuko, visko reikia. Pampersų reikia. Viena rūpinosi visko. Tėvas tai nesirūpina, nei jisai duoda tų pinigėlių, nei ką. Aš norėčiau, kad jisai rūpintųsi tuo vaiku kiek nors. Padėtų. Net nepripažįsta jo, kaip gali tėvas nepripažįsti vaiko. Rūpintis kūdikiu padeda Rasos mama ir tėvas, kuris dirba kitame mieste. Jei ne tėvai nežinia, kaip gyventų Rasa. Mama taip pat jai padeda tvarkyti teisinius reikalus. Juodvi siekia, kad kūdikio tėvas mokėtų alimentus. Važiuosim pas advokatą, visus popierius pristatysim, kad alimentų. Tai aš nežinau, jisai tikriausiai nemokės be DNR. Teisinio sprendimo per pusdienį nepasieksi. Bet artėja dargana ir šalčiai, o namie per kiaurus langus švilpia vėjai. Matot, visur tas skylės eina. Daugiausia būna, kad kūrenu tą pečių, kad būtų šilta. Šiek tiek baisu. Kas baisiausia, kad gali dažnai sirgt pradėti. Mantui reikia namų šilumos. Perkeltinė ir tiesioginė prasme. Reikia gerų langų, kad namie būtų šilta. Tad reikia jūsų pagalbos.